Sveiki publika, turim Liepos 15, ilgai lauktą dieną. Aš spėjau, man atrodo, Liepos 19, kad važiuosim, bet bandysim važiuoti Liepos 15. Miežiukai atrodo, kad pasiruošę būt nuimti. Žiūrėsim, reikia tikėtis, kad bus sausi, nes žuvykla maža, pajėgumas mažas, reikia nusimti sausus. Turim 3 dienas gerų orų, turim 100 hektarų, gal 100 su kapeikom, neatsimenu tiksliai. Manau, be problemų, kombainas tikėkimės nepaves, viskas paruošta, vanduo. Šiemet neturim kilimą raudoną, bet, kaip sakau, dar ne vakaras, sezono tik pradžia, tai dar atsiras ir kilimas. Vaizdelis nuo džiovyklos viršaus. Džiovyklai turbūt 17-18 metų. Pernai apie, nepasakysiu dabar kiek, bet apie 20 kažkelias paras buvo neužgesus. Šiemet reikia tikėtis, to nereiks. Būna reikia užlyt kanalą, patikrinti ar gerai persisūkęs. Aišku, dabar iš apačios yra padaryta, bet tai laikinai jo gaunasi, kad labai gerai. Kamerytė va stovi, dafūkas paruoštas. Vėjelis yra, vakar matavau apie 4-5 val. 16 buvo. Po kombainą tai būtų daugiau. Turim 4 pirmus hektarus. Šitam laukia navigacija sunkiai veikia. Šitam gale lauko veikia, tenai jau nebeveikia. Realiai apsivažiavau ratą. Šiaudas ganėtinai drėgnas. Yra ir toks dar kaip ir žalokas atrodo, bet pats grūdas sausas. Kombainas ganėtinai apkrautas. Dar labai nesmaugiu. Apkrovos neduodu. Noriu, kad viskas gal kas gerai būtų. Nu, paskui jau atsimušim čia tuos kampiukus, bandysim pasmaugti. Šiaip tai visai neblogai, grūdų pati drėgmė 14,2, 14 kažkas tai. Viskas kaip ir tvarkoj. Manau, svarbu nesugesta, bus antrekas jau kažkas sugeda su pirmo išvertimo priekaba. Kombainai užkaito šitie rankinius užkaito, kol atvažiavau iki lauką. Bet aš jau jį bandžiausi, kaip ir cilindriukas vaikšto, bet vis tiek nesuprantu, dėl ko užkaista, reiks pasižiūrėti. Dabar atsileidau, perkrova tvarkingai nuo pat pirmo bunkerio. Jeigu tik galim, nestabdam. Turim 2 dienas realiai dabar gerų orų, šeštadienį mačiau vėl lietų. Nu, duok dieve, nieks nesulūžtų ir nusimtume miežių sausus, tai čia būtų pasaka. Kol kas širdis džiaugiasi, 11 hektarų yra. Šiandien laukas čia 3-5, man atrodo. Gal paimsim dabar po 6-20. Pats realiai gerumas. Žiūva ir šiaudas, nes pačiai taip atrodo šiaudas žalokas. Bet viskas dabar ganėtinai neblogai. Kraunam fūras. Pusantrinį kažkoks mačetas pratrūko. Nu, bet tai vieną priekabą ir vertę, reikia pirmą fūrą susikrauti, nes labai gerai, džiovinti nereikia. Pratkės sandėly darbą turi, padeda seneliui. O taip tai super, į fūras, jeigu čia viskas taip geruoju, be džiovinimo, nu tai nors miežiai bus savus, o toliau jau kaip dievas tos. 25 beveik hektarai, jau į vakarą atidrėko. Atrodo be didelių nuostolių. Rytoj apsipučiant reikės apsižiūrėti viską. Kažkodėl iš kondiškės tų ortakių bėga kondensatas. Tai gal nesuprantu, kas yra, reikės nusisukti, pasižiūrėti, ar ten nusikišė kažkas, ar kas ten pasidarė su kondiškė. Bet ten dar kažkiek šalda, bet gal nebe ilgam, nežinau. Matysim, bet tai čia dar dirbti galima. Dabar pasidėsiu kėderį ir viskas, lėksim namo. Sausumos laivai paruošti. Rytoj išvyda reisan. Labai tvarkingai, mažai į sandėlį bus miežiukų. Kai 3 fūros, mums čia apie 5 kilų, man atrodo, važiuot. Tai eilių dar nebūna didelių su miežiais, kad jūs žinotumėt, kaip aš buvau pasilgęs šitų rytų. Saulytė šviečia, reikia bandyti važiuoti su kombainu prie dirbtuvių, pasižiūrėti, kur ten neišbėga tas kondensatas. Truputį baseinas kombaine, bet užteko papūsti tą šlangutę, kur turi išbėgti kondensatas. Išbėgo kokį pusę kibro, nu ir dabar biškį apsivalysiu. Gal reikia tikėtis ten turbūt šiukšliam kokiom užneša. Ir tiek, tai matysiu, jeigu pradės bėgti, vėl reikės eit papūst. Tik tai nežinau, ar turėsiu su kuo. Šiaip turiu orą, bet šlangas neužteks į kitos vietos. Bet gal nebeusikišgi reikia tikėtis. Dar atsidariau viršų. Esmė, kad va ten yra skylutė ir šitam krašte yra skylutė. Jos buvo užsikišę. Tada čia belekiek prisikaupė vandens visur. Ir tas vanduo persipylė
į va tą vietą, o ten jau yra ortakiai. Ir viskas gaunasi, kad pučia man į kabiną. Tai dabar turėtų būti viskas gerai, tik visur tos drėgmės yra, tai biški pabus ant saulės ir turėtų pradžiūt. Na kągi, 10 valandų ryto ir mes turim subirėjusi pagrindinio būgno variatorių. Nežinau kas tiksliai, bet variatorius visas kleba. Dabar išpilu, kiek turiu prikūlęs, bunkerį realiai čia prikūliau. Išpilu seneliukui, varau į dirbtuvės ir žiūrim, ką turim, bet turim tikrai nelabai gerą situaciją. Biški tokia menka bėdelė, juk neturėtų, man atrodo, tai būt. Va taip. Čia viskas originaliai. Nu, kas buvo? Kas, subirėjo guolis. Tai vieną žodžiu. Reiks važiuoti guolį arba ieškoti pas save. Gal rasti, bet tik tai, kad šitą nekeitė. Šiandien važiuos? Nu, blemba, aš tikiuosi. Dvi, nu tai remontavom 4. Su dalių paieška. Davai, nedėgam. Šypsenas veidėjų labai mažai. Turim 7 valandas. Nieko, šiandien, ta prasme, 10 tonų prikūliau. Nuvažiuojam į lauką, pasileidžiam, bam, ta pati problema. Ir taip 2 kartus. Vieną kartą vos neužsidegė. Gerai. Bet esmė, kad nelabai suprantam, dėl ko taip atsitinka. Pradžiai galvojam, guolius perverčiam. Antrą kartą sudėjom visiškai palaitus guolius. Vis tiek tas pats. Tai dabar važiuojam tiesiog į garažą. Išsiardysim, mąstysim, dėl ko taip atsitinka. Ir tikėsimės geresnės rytoj dienos. Nes šiandien dieną tai tikrai įsirašo istoriją. Šiaip net pernai turbūt nebuvo taip, kad visiškai per dieną nieko nenukultume. Kad ir kas sugestų, bet vis tiek kažkiek nukuldavom. O dabar tiesiog nieko. Grinai nieko. Visą dieną remontas dar Panevėžy ten su tais guoliais bairiai. Vienu žodžiu. Dieną aš nežinau. Kažkoks kosmosas, bet nu taip jau būna, ta tikrai apjūtė. Gal pradžia bus sunki, pabaiga bus lengva. Aišku, kad nebus. Visa bus sunki ir tikrai bus sunki. Dienos dar neužbaigiam. 9:30 važiuojam kult. Nežinau, ar yra buvę. Saulytė leidžias, kaip sakiau, kad gražus rytai, tai va gražus vakarai. Važiuojam, bandysim. Dar ten tokią įvarytę pasikeitėm. Tikėkimės, aišku, jau reikėjo namų burtų datėti kombainą, nes, nu, turbūt padaro ir geriausiai klaidų. Tai biškį padarėm savaip ir, manau, turėtų būti ledas. Buvo truputėlį veiksmo. Paimu kadrą. Gerai, kabinuosi kėdė ir subirėjo guolis, ačiū Dievui, neužsidegė, bet nedaug trūko. Truputį buvo prikolų, kuliu, kitas laukas, pakraštys, žolė, toks kvapas kaip ir blembas vilėsiu. Nu, sakau, reikia įt apsižiūrėti, atsidariau dangčius iš kombaino, nieko nerūksta. Blemba, lipoju kombainą iš po sraigės, dūmai pradėjo virst. Gerai, traktorius iškart buvo su vandeniu. Su ranka tuos pelus pabandžiau pravaryti, karšti. Supylėm. Ir esmė tokia, kad žvaigždutės, varomosios žvaigždutės guolis subyra ir viską ten užkaitina. Tai dabar lėkiu iki namų. Bandyti reikės turbūt McDonald's raigį išlupti ir pasižiūrėti, kaip ten guolis. Šiaip ten nėra kosmosas, bet tikrai pasižaidimo bus ir tikrai šitą guolį neturim. Vienas dalykas čia amerikoniškas jisai, kitas dalykas tos vietos nerdė. Tai dabar 4 valandas, gal Dotnuvai spėsiu paskambinti ir gal Dotnuva turės, ar gausim kokį neoriginalų, nes originalas ir pinigus daug kainuos. Gal pavyks dar išardyti iki 5 ir kažką susiveikti. Nieka dabar, kad nereiktų pusę kombainą, pusę kėdį išardyti. Biškį patobulinam guoliavietę. Pariveš guolį, vieną mašiną jau tiesiog būdi pastatyta Panevėžy. Nesugenda iškart skambini, ko reikia. Originalių dalių dėti nelabai galima, nes kaina užsideda 3 kartus ir dėžutį tas pats guolis būna visiškai to pačio gamintojo.
Tai tas liūdina iš tikrą, bet tai nieko. Perkeli iš kitur ir viskas, tik tai reikia visiems turėti pavyzdį. O toliau bandom padaryti, bandysim dar šiandien gal išvažiuoti. Dar šlangų vos nenuplėšiu. Aš šlangas moku nuplėšti tiek su plakštuvu, tiek ir čia kėderę vos nenuplėšiu. Nu tai pastaiko viskas. Nu ką turim? Nieko neturim, viskas jau. Kažkam skambinu. Vakar remontus baigėm apie 11 valandą vakaro. Šiandien jau vagoj stovėjau kažkas tai apie 9:30 turbūt. Kol kas neblogai einasi šiandien. Vakar tai visiškai nervus sugadinus dieną. Aišku, ir savo kalties buvo, nes susitvarkėm tą sraigės guolį ir pasijungiu kėderį, neveikia lenktuvai aukštyn žemyn. Tai patempiau tą laidą ir paskui ilgai ieškojau problemus. Nu, bet ją radau. Aišku, parodysiu, dabar jau namų burtai yra. Kažkiek per skubėjimą tai įvyko, nu, bet tai aš toks žmogus, kur pastoviai skubu. Galite rašyti komentarus, kad neskubėčiau ir būčiau prieki, bet ne, aš skubėsiu ir vis tiek išmoksiu skubėti. Ir tikrai daugiau tai padarysiu per skubėjimą. Nu, arba ne, laikas parodys, bet dabar toks mąstymas. Tai va, tokie tie planai, šiaip turim 70 hektarų nukultų, kažkas apie 30 lieka, bet ateina lietus, šiandien turbūt nepabaigsim. Šiaip varpos, yra varpų nemažai palūžusių jau, tiesiog ant žemės, tai jų nepaimam. Nu, bet tai, kur tankesni miežiai, viskas tvarko, jie sukrenta, susiriša ir pasiema. Šiandienos darbai baigti. 3 valandas, pusė 4 iš tikro. Nieks nesulūžo. Labai keista. Nu, ratukas vikšra, reiks pasižiūrėti. Bet šiaip gyvent galima. Tikrai gyvent galima. Bandau važiuotis, pakuotis ir judėti link namų. Išsimegojau, apsiraminau, sustvarkiau nervų sistemą, akis atsigavo, nes buvau prisižiūrėjęs svarkės ir aišku, mano oda labai jautri nudegė. Bet tai reikia gal skydelių sudėti kitą kartą, bet atrodo, kasgi greit priseks ir viskas. Vakar gavom nemažai lietaus ir kai su kombainu rodžiau, kad užlyja, paskui prasišvietė ir vakare dar kartą užlyja. Bet šiandien vis tiek bandysim važiuoti pjaut. Dabar važiuoju kokį 30 hektarų užskūsiu ir nuo kokios 4 planuojam pradėti kult. Liko kažkas miežių apie 30 turbūt hektarų, kad ir jie bus šlapi, nieko baisaus, savaitę lietaus į priekį rodo, įsidžiovinsim tuos miežiukus ir viskas turėtų būti gerai, darbai vis tiek į priekį. Dar buvau nuvažiavęs su purkštuvu rapsą truputį pasiglifusuoti durpynu, nes durpynuose belia kiek žolės ir drėgmę labai užkels ir kult bus tiesiog labai nepatogu. O kai nusiglifusuoji, tai rami galva. Ir dar turiu lauką, nu lauko masyvą, ten pasėta rapsas po rapsą. Tai irgi nusiglifusavau tą vietą, nes kai rapsas po rapsą, tai sėjomaina nėra pati geriausia, bet tiesiog laukai susijunginėja, nu tai neturėjau kito variantų ir šiaip iš tikrųjų ten viskas užaugė, sėklas net nenaudojau. Tai jeigu birės po kokias 2 tonas iš tos vietos, kas iš vaizdo atrodo, kad turėtų birėti, nu tai galima tiesiog rapsą po rapsą sėti. O dėl tų ligų visų, nu tai čia ateities problema, paskui galima kelis metus iš vis to rapsą neauginti. Kai yra tų lubų, tai ten galima susigrupuoti, bet biškį tokį taupimo režimą, aišku, gal ir nesąmonė, bet esu girdėjęs, kad chebra taip darydavo. Tai va, tokia situacija. Matysim, parodysiu aš tą vietą, kai kulsim rapsą, pasižiūrėsim. Ką mes turim fenduką, turim džokerį. Susitvarkiau fendui movas. Va čia apskaičiuota, susiskimo kampas yra idealiai. Bet susitvarkiam fendui movas. Dar nežinau tiksliai ar susitvarkėm, bet turėtų nebėgti. Aišku, movo nekeitėm, nes vieną movą 300. Įsiardėm pačią movą, ten rado tėvukas manžetus, kuriuos reikia įdėti. Tai įdėjom, nežinau kiek laikys, bet tuos manžetus nėra sunku pasikeisti ir jie kapeikas kainuoja palyginus pagal movą. Nu ir aišku reikia įdėjinėti, ne su purvinė. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas,
tvarkingai, drėgmė pati ta. Pernai kantrybės neturėdavau. Aišku, ir dabar nėra tos kantrybės, bet tiesiog mažiau palyja. Tai idealios sąlygos skutimui. Šiaip gražiai. Greitį apie 16 laikau. Ir viskas čia nukulta man idealiai. Realiai, aišku, va čia matas biškį nesumesta dar smulkintuvas. Bet esmė, kad, nu ką, žinau, čia keli centimetrai palikta. Magdono dirba. Šitas sąstatas irgi dirba, mielą malonu dirbt, kai viskas einasi. Čia apsimušiau aplink stulpus ir dabar ant tiesumos jau bus. Tai varau, porą valandų turiu ir varau kult. Fendo navigacija valandai rodo 17 hektarų. Nu, kas aišku yra nelabai realu, nes vis tiek stulpai, apsisukimai ir panašiai. Bet 100 hektarų tai galima su parūkimais tikrai padaryti į dieną be problemų. Ir per kelis laukus. Kosmiškai atrodo, pradedi varytais barais, neina ir paskui žiūri, lauko nebėra. Tai malonu. Fendu irgi vairą susitvarkiau, biški buvo vairo siubavo, su kūro filtrais irgi įsisprendžiau problemą. Buvo dar kabinos paduška, kai ariau aš žiemą per visokias buzynės ir panašiai, sušalo tos žemės ir tada kažkas užklimpo, ar su malkom tralas ar kažkas, reikėjo važiuoti. Ir tos žemės sušalo, man pradylino kabinos padušką vieną, bet originalios irgi nepirkom, nes man atrodo buvo 500 eurų, tai pritaikėm nuo sunkvežimio. Nuvariau į daftą, padėvėtą pasiėmiau už 8 ar 7 eurų, tai irgi truputį pasitaupė. Prieki kolega, gaila nei tą patį lauką važiuojam. Kolega ūkininko, Lexus 780. Su paprastu kėderiuku, bet irgi šalimais kūlė manęs. Tai taip išėjo, kad kartu išvažiavam. Po 3:19. Šiandienos kūlimas irgi eina į pabaigą. Šitas laukelis ne per daugiausiai liko. Ir viskas lieka 7 hektarai. Bet šiandien turbūt nebepulsiu, nes ir šitam lauke, ir ten, kur dar yra likę, yra kvietrugio. Kvietrugio šiaudas dar ganėtinai žalias ir smulkinimą apsunkina. Ir pati drėgmė grūdų kombainas rodo 15. Nu kažkas tiek ir yra turbūt 15-16. Šiaip visai neblogai. Aišku, pradžiai atvažiuojant užkaito subartas stabdžių. Nors subartai buvo apirinkti. Tai keistas dalykas. Realiai, kiek čia mes 4 dienas kūlėm, visas dienas kombainas kažkas svyla. Kažkur ta prasme, kažkas svyla. Vieną dieną mažiau, kitą daugiau. Bet esmė, kad dūmų buvo kiekvieną dieną. Nu tai va taip, tokia ta situacijėlė, kūlėm, žinom jau ką reikia remontuoti, įvarės keisim būgno variatoriaus iš plasmasinių įvarinės. Ir tiek, rytoj lietų rodo, tai gal pavyks pasikeisti. Nu bet šiaip viskas visai pusė velnio, vis tiek apsikūlėm miežius. O paskui kaip bus, nu tai kaip Dievas duos, bet nebus lengva, tikrai nebus lengva, rapsą gal dar nusimsim, o paskui kai viskas tik vienu kartu sunoks, tai aš nežinau, kas ten bus, bet kažką tai padarysim. Viskas, kelias minutės po 10, liko 7 hektarai, su kvietrugiais jie ten yra, tai būtų gal grini miežiai. Viskas gal būtų gerai, nukulčiau, bet kai su kvietrugiais tai nenoriu. Ir kažkur tepalas pradėjo bėgti. Kiek matau, tai reikia žiūrėti. Kamerėplės čia. Iš kur čia bėga? Bet iš kažkur bėga. Ok, rasim. Nu va, dar vieną problemą radau ant akių. Nu nieko, lietus lis, netaip nervuos, remontuot. Susiremontuosim, pasibaigsim tos miežius. Rapsą bandysim už savaitės geros pradėt. Aišku, pagal orus matysim. O šiandien tai dar kūro tiesiog neturėjau, gal būčiau anksčiau biškį išvažiavęs, gal ir būčiau pasibaigęs tos miežius, bet va, tai ta problema dabar su tepulu išlinda. Bet su kūru irgi mes ten bajaruojam, kūro mum neatveža dabar, nes kalingi esam.
ir sakė, kol šaibų nebus, tai nebus kūra. Nu tai iš Kalonkės kažkiek atsivežam, iš kitų gal reiktų kažko bandyti paimti. Bet visur reikia šaibų. Tas sezonas, gerai, kad va miežiai ir anksčiau prasideda, tai iki normalaus sezono atsiranda finansų biški. Bet vis tiek jau visada reikia tų finansų. Nu, taip jau yra su to žemės ūkiu. Nelengvi laikai, bet kantrybės turim. Kažkada jie ateis geresni ir viskas bus gerai. Manau, šiam vidosui tiek ir užteks. Dar įmėsiu medžiagos iš traktorių parado. Buvau birželio 27, jeigu neklystu. Visai nieko renginys, pirmą kartą aš ten buvau, vairavau fenduką, pabendravau su ūkininkais. Aišku, buvo bele kaip karšta, 34 ar 3 laipsniai. Nu tai patys suprantat, ant saulės nėra pati maloniausia procedūra, bet vis tiek kažkokia patirtis. Tai pasižiūrėkit būtinai tą. Būtinai parašykit komentarų, kaip jums sekasi žemės ūkis. Aišku, parašykit, kad ir dar pasimčiau 1000 hektarų ir su vienu kombainu bandyčiau nukult. Nu bet tai nieko, rugsėjai būna gerų tų orų, tai kažkaip nukulsim. Dar nebuvo taip, kad nenukultume. Tai va, всё, chebrytė, iki kito video ir žiūrėsim, ką pridirbsim toliau, ką sulaužysim. Laukit video, iki. Kol dar ne sezonas, turim porą savaičių, manau, iki sezono. Galim truputį padurniuot. Tai varau iki Kretingos. Nežinau pats iš tikro veiksmų plano labai. Bet kažką reikia traktorių pavairuoti, dar kažką paprikolint. Tai nuvažiuosim, pažiūrėsim, gerai praleisim laiką, pasižiūrėsim, kas ten per veiksmas. Kiek čia man 3 valandas kelia, gan anksti reikėjo keltis, nu bet taigi ne problema. Dabar liko apie valandą dar kelia, 9 reikia būt. Žirgai po truputį reikiuojas, man instruktažas duotas, viskas tvarkoj. Sakė 6-7 arklių. Įdomu, vairas jautrus, bet kažkaip gal pavažiuosi. Ne, šiaip porankis tas pats kaip 1000-iniam, tai viskas, manau, gerai. Po truputį hebra renkas. Pagrindė keisi, kiek matau. Turbūt rėmėjas, čia kiek suprantu, keisas yra. Žinoma, atvažiuoja ir nepavedama technika. Reikėjo su Kirovo šaut 300 kg. Į Vilnių nuvažiavau, tai galbūt čia ir čia atlėkęs. Traktorių prisirikiavę. Pilna aikštelė. Užsikūrėm, sakė, už 10 minučių pajudėsim. Ką fendukę gerą turim, toks pat ekranas, ta pati rankena kaip 1000. Nu ir vairas, lembo jautrus, biškį pabandžiau pajudėti. Bet tai nieko, kažkaip nuvažiuosim 15 ar kiek čia 100 kilometrų, tai manyčiau gan greitai. Matau, variklis dirba, čia jau nebe žemas ūkis. Skaičiuoja, turėtų būti kažkiek ferverkai. Laukiam ferverko. Žiūrovo prisirinkę. Pareigūnai geraširdžiai. Gal reikia nefilmuoti, betgi šventė. Pirmą kartą mieste palei bordiūrus su vikšryniu nėra labai jaukut, bet važiuot galima. Sunku pamatyti, koloną posūkių nėra, visi važiuoja vienoj linijai. Bet čia kalniukas toks. Bet yra. Gal toj suksim, aš kai čia viškį nesigaudau, kur mes čia važiuojam, tai sudėtinga biškį. Traktoriai gražiai suparkuoti. Einam, apžiūrėsim renginį.